dėmesio dar viena informacija kėdainiečių važiuojančių į Vilnių. Laukiame prie radio ir televizijos pastato. Priemonė, kuri galėjo pasiekti kiekvieną žmogų, kiekvienoje Lietuvos vietoje, tai ir buvo Lietuvos radijas. Tai čia buvo toks kaip štabas. Ne pirmą kartą važinėdavo po miestą, bet kai pasuko link Konarskio gatvės, o paskui į Konarskio gatvę, jau supratom, kad nieko gero nebus. Jie, kaip sakiau, jau yra čia. Kol kas į pastatą dar jie neįėjo. Kadangi labai sparčiai dirba desantininkai, jie tiesiog akimirksniu užbėgo į mūsų aukštą. Į mūsų atgręžiami automatai, atgręžiami kiti šaunamieji ginklai. Mes su jumis, Lietuvos žmonės. Kai jūs išgirsite savo radio aparatų svetimą balsą, žinokite... Mes kalbėsim tol, kol būsim gyvi, kol mūsų iš čia neišmes. Aš pasakiau jai, Bernadeta, viskas, mes tavęs jau nieks negirdi. Kadangi diktorai buvo užsirakinę, jie sakė, jeigu jie ir toliau kalbės, jie šaus. Šiuo metu Lietuvos radijas tyli. Mes jūs išvešime ten, kur reikia.